Vanlife'as. Žmonės, kurie gyvena savo venuose, dažniausiai juos matom iš užsienio, ypač amerikiečių YouTube kanalų, tačiau štai dabar esu su 2 lietuviais, kurie šitam vene kiek jau metų? 4 metai. Kaip atrodo Vanlife'erio gyvenimas, kiek jisai keitėsi, kokia įprasta diena? Vanlife'erio gyvenimas prasidėjo nuo mūsų mylimo prikabinamo namelio, bet paskui pamatėm, kad jo yra per daug, tada šiek tiek susitraukėm iki mažo miniveno, kol galiausiai priėjom optimaliausią savo variantą, tai gyvenama van tipo kemperį. Bet kaip atrodo jūsų eilinė diena? Nes žmonės, kai tai gyvena namie, tai supranta, kad ten išeis iš namų į darbą, o čia yra automobilis. Kaip atrodo jūsų diena? Tai mūsų diena tokia yra kaip ir daugelio žmonių namuose, kadangi yra čia ir kriauklė, ir visi įranga reikalinga tau buityje. Tai lygiai taip pat atsikeliam, prausiamės, einam daugiau į miestą, galbūt atsikėlę vaikščioti, nes esam stoję ten, kur yra geri orai. Tai ta diena tokia ir būna. Jeigu keliaujam, sakykime, aktyviau, tai atsikeliam, važiuojam kažkur, tada stojam, pusryčiaujam, jau tada pasirenkam pusryčiams gražią vietą. Va, Virginija pas mus namuose yra virėja, tada sustojam, kažkur atsidarom duris, Virginija gamina skanų maistą, gamtoj, kartais sustojam pietauti tada į miestą, einam, įvairiai, bet iš esmės ta diena nelabai skiriasi nuo žmogaus, kuris gyvena bute. Tik tai, sakykime, tie išėjimai yra su kitokiais tikslais. Tai galbūt man skirtumas toks, kad namuose viskas yra neribota, o čia tiesiog karts nuo karto turi užsukti į tam tikras vietas, prisipildyti vandenį, išsipilti vandenį, išsiskalbti reikia nusinešti, bet iš esmės, kaip ir Audrius minėjo, kad tikrai nesiskiria nuo kito žmogaus, kuris gyvena bute, visi mes ryte atsikėlę prausiamės, pusryčiaujam ir daugmaž panašiai prieš darbus pasiruošiam savo dienai. Galbūt kai kurie žiūrovai galvoja, ir aš norėčiau taip keliaut, gyvent vene. Nuo ko reikėtų pradėti, kiek tai kainuoja, ar pasidaryti savo, jūs pasidarėt savo ar ne, ar pirkt, kokie variantai? Aš tai siūlyčiau žmonėms, jeigu niekada neteko keliauti kemperiu arba vano tipo autobusu, tai pirmiausia tiesiog išsinuomoti kemperį. Dabar yra tokia galimybė, galima Ispanijoje išsinuomoti, Lietuvoje, tikrai yra kemperių pasirinkimas didelis ir galima skirtingo tipo išsinuomoti ir pasižiūrėti, pasimti, pavyzdžiui, 2 savaitėm, pakeliauti po Lietuvą, po aplinkinės kaimyninės šalis, kažkur toliau išvažiuoti ir pasimatuoti tą gyvenimą, ar tinka, nes iš tikrųjų neskubėti pirkti, neskubėti kažkokių projektų daryti, kol nesi įsitikinęs, kad tai yra mano, kad aš norėčiau. Tiesiog taip, pirmiausias būna susižavėjimas, labai susižavi tuo gyvenimu, nes mes prisižiūrim YouTube'o, Instagram'o, kai viskas yra tobula, bet iš tikrųjų reikia pačiam patirti tą dalyką ir pasimatuoti tą kemperį. Aš dar šiek tiek norėčiau ir paoponuoti Virginijai. Dėl pirkimo, taip, iš tikrųjų reikia tą pasimatuoti, bet kemperį irgi nėra labai pavojinga įsigyti ir jeigu jums netiks, jūs kemperį parduosit, nes kemperis šiek tiek kitaip turi savo vertę nei įprastai automobilis, tai dažniausiai su metais gero turinio kemperio vertė tikrai taip smarkiai nenukrenta, tai jeigu net įsigyti vasaros sezonui, nusipirkti, sakykime, 9 kemperį, tai prasibaigus sezonui arba prieš kitą sezono pradžiai galima dar net ir brangiau parduoti. Tokiu atveju gautumėtės pakeliavę, pasimatavę kemperį ir dar, gal ir neuždirbę, bet bent jau ta jūsų kelionė išeitų visiškai nemokamai. Jūs darėtės kemperį pats. Kodėl tai pasirinkot, kiek skiriasi kaina pasigaminti kemperį ir kiek tam laiko reikia iš mikroautobuso, šiuo atveju greitosios senos, su palyginus nusipirkt kemperį? Tai esmė buvo tas, kad aš pats esu muzikantas, bet mano genas iš tėvų yra paveldėtas mechaniko šiek tiek ir visokių konstravimo subtilybių, tai tas yra mano kraujo, tai dėl to man buvo labai įdomu kažką darytis pačiam ir čia aš taip sąmoningai nusprendžiau ne tik dėl taupumo sumetimų, bet dėl to, kad įgyvendinti savo svajonę ir savo rankom, sustiprinti savo įgūdžių šitos ir pasidaryti šį veną, nes kaip ir minėjau, pradžiai turėjom prikabinamą
namelį, kurį buvom jau įsigiję. Tai veną nutariau tam, kad įsidaryti pats viską ir išbandyti savo rankom. O dabar dėl kainų ir visų kaštų, tai vėlgi, jeigu įsirengti veną kokybiškai ir taip, kaip jau atrodo parduotuviniai tie, ką galima įsigyti iš salono, tai šiek tiek yra savo darant pigiau, bet tada turi turėti tam tikrą įrangą ir jau tai, kad padaryti tikrai profesionalų vaną. Bet darant, sakykime, ką aš pasidariau savo variantą, panaudojant įvairias turimas medžiagas, kažką radai garaže, kažką tai kažkas padovanojo, kažką atidavė, kažkas dar iš seno projekto liko, tai tada galima labai nebrangiai visą tai pasidaryti ir svarbiausia, gali pasidaryti tokį veną ar tą kemperį, kuris labiausiai tinka tavo poreikius. Tai mums buvo svarbu turėti gerą lovą, kuri yra gale, kurios nereikia išlankstyti, kažkaip kitaip padaryti, nes kad galėtum bet kada nueiti ir kristi lovą mėgoti. Pavyzdžiui, vairavai, pavargai ir po žygio ir iš karto eini miegi. Tuo tarpu gali vienas žmogus mėgoti lovai, kitas gali čia sėdėti pas mus prie stalelių ir, sakykime, dirbti prie kompiuterio ar kažkokią užsimti kitą veiklą. Pasidarę turim nemažą čia virtuvės zoną, taip pat čia dar už šitos senelės yra virtuvės zona. Tai tokia viskas yra tas custom made pagal mus pačius, taip kaip mums yra geriausiai. Tai iš tikrųjų, kiek matau, sakykime, video vanliferių, ganėtinai didelė dalis, nors šiaip daugelis, kas keliauja tiesiog kemperių, tai dažniausiai būna ar nusipirkę, ar išnuomavę tos standartinius, bet vanliferių gana didelė dalis iš tikrųjų pasidarius. Ar tai labiausiai kainos reikalas, ar yra kažkokių dalykų, kur, iš tikrųjų manot, kad neturėtų pirktinis kemperis ir kad tai iš esmės keistų tą patirtį, sakykime, ką jūs paminėjot, ar tai atrodo jums būtina dabar, ar, sakykime, gali būti ir pirktinis tas kemperis? Manau, kad gali būti ir pirktinis, tik tai tada jau reiktų atidžiau paieškoti, kuris atitiktų tavo tuos norimus visus poreikius. Tai, sakykime, man buvo aktualu turėti daug elektros, tai aš investavau daugiau į elektrinę, bet man galbūt nėra labai aktualu dizainas, kad būtų kažkur tai slapta sudėta daug ledų, tai man nesinorėjo ant to išleisti pinigų. Ir kiek maždaug pigiau atsėjo, manot, pasigaminti pačiam, jeigu lyginant pirkti, tarkim, dėlėtą? Aš manau, kad 2000 metų kemperio, sakykime, jeigu įsigyti normalios būklės ir tokį tikriausiai ir be saulės panelių, bet tokį jau gamyklišką, maždaug 2000 metų, sakau dėl to, nes šis autobusėlis yra 2000 metų gamybos, tai tokiam kemperiui tektų palikti tarp 10-15 tūkstančių eurų, gali būti net ir 20 tūkstančių eurų, tuo tarpu man su visais kaštais šitas autobusėlis yra išėjęs apie 8 tūkstančius eurų. Tai iš tikrųjų kaina yra pigesnė, bet čia reiktų paskaičiuoti dar savo darbo laiką, nes aš praleidau 3 mėnesius, kad padaryti konversiją, bet ir tai čia, kadangi buvo greitoji, tai... Ir per tuos 3 mėnesius kiek laiko per dieną? Praktiškai kiekvieną dieną, ten dar YouTube'e keldavau vlogus ir viską filmuodavau iš viso to proceso, bet praktiškai kiekvieną dieną tai buvo tokia vasarėlė, gan darbinga, nes prasidėjo darbai nuo Liepos 1 ir iki rugsėjo paskutintos dienos. Visą laiką būdavo garažas ir pastoviai dirbi sukiesi, nes čia tai reikia padažyti, tai reikia kažką prisukti ir padaryti. Bet ir tai čia dar rinkomės netgi greitai dėl to, kad jau, kaip ir sakau, yra daug dalykų, kurie jau buvo padaryti. Pavyzdžiui, sienos vidaus, tas apdailinimas, apšiltinimas, kai kurie stalčiai, pavyzdžiui, čia matoma lentyna, jinai irgi jau buvo padaryta greitosios gamykliškai, tai man tik reikėjo pasidaryti baldus, apvilkti tam tikrus kitus dalykus ir panašiai. Tai greitoji iš tikrųjų paspartino procesą. Norint daryti viską kokybiškiau, tai aš rinkčiausi ir tiem rekomenduočiau pirkti tiesiog pliką busą be nieko, bet tada reikia nusiteikti, kad tikrai 3 mėnesių nepakaks. Tada jau reikia turėti, minimum galbūt pusę metų, optimalu tai būtų metai laiko, per kiek pasidaro žmonės jau tokį kokybišką kemperį. Čia aš kalbu apie paprastą žmogų, kuris tiesiog savo namų sąlygom viską daro, ne apie ten, kur jau turi patirtį, kur yra gamyklos. Minėjai, kad reikia išsibandyti tą gyvenimą kemperiu, išsibandėt jūs ar ne prieš tai, ir kas vis dėlto vanlife kitaip negu, sakykime, išvažiavus trumpai kemperiu, ar buvo kažkokie dalykai, kurie išaiškėjo, kad vis dėlto yra labai sunkus, būtent gyvenant taip nuolat, ar netikėti galbūt?
Svarbiausias gal dalykas yra tai, kad trumpai kelioniai tau užtenka daiktų, tu pasiėmei, gal kartais ir per daug pasiėmei ir viskas. O čia prieš išvažiuojant, tarkim, mes Lietuvoje gyvenam, tai iš Lietuvos išvažiuojant, tu turi tiesiog, pagalvoti, kokiu tau daiktų reikės. Nes tu išvažiuoji jau ilgam laikui. Tu turi tiesiog ne apie trumpą laikotarpį galvoti, o galvoti apie ilgesnį, pagalvoti, apsvartyti daugiau dalykų, kas liečia visokius indus, rūbus, turi apgalvoti ir šiltam sezonui, ir tokiam vėsesniam sezonui. Ir visus tuos dalykus turi apgalvoti, nes tai yra ilga kelionė. Ir tas dalykas labai skiriasi nuo trumpos kelionės. Nes, kaip ir sakau, kad trumpoj kelioniai pasiėmei ten į kuprinę susidėjai ir išvažiavai. O čia tiesiog gal didžiausias skirtumas ir yra. Ir kitas dalykas, aišku, mano erdvė yra ribota, tai vėl turi labai atsirinkti daiktus, nes visko nesutalpinsi. Norėtųsi tikrai daugiau, gal ir lėkščių pasimti, ir rūbų kažkokių pasimti, bet šitą galvoja kraunės daiktus ir galvoja, šitas netilps, šitas ne, ir tiesiog turi tinkamai atsirūšiuoti. Kur toliausiai esat nuvykę ir kiek ilgiausiai, jeigu jūs sakot, iš Lietuvos ima daiktus, ar vis dar yra, galima sakyti, jūsų bazė Lietuvoje, kur kažkokių daiktų ten laikot, ar ne, ir Lietuvoje, taip? Tai kiek ilgiausiai esat išvykę nuo tos bazės, sakykime? Konkrečiai nuo Lietuvos, tai tokios tolimiausios, pirma kelionė tolimiausia buvo per Turkiją iki Gruzijos, tai paprasto automobiliu, o būtent su šito vanu iš Lietuvos, taip galima sakyti, tada atvažiavom iki Ispanijos ir iš Ispanijos tada keltų su automobiliu su šito vanu kėlėmės iki Maroko. Tai Maroke iki pačio Maroko pačios, iki Saharos dykumos nuvažiavom. Vakarų Saharos. Taip. Dabar esam Malagoje, iš tikrųjų Benalmadenoje, netoli Malagos. Tai kada paskutinį kartą šitas venas buvo Lietuvoje? Jau čia prieš gerus porą metų, nes su šito venu jau yra mūsų trečia žiema čia Ispanijoje, prieš tai su kita transporto priemonė buvom, o venas buvo ne šią vasarą, o dar praėjusią vasarą buvom grįžę aplankyti namiškių, nes su lėktuvu nutarėm grįžti su venu, nes vasaros metu irgi smagu pakeliauti po Europą, aplankyti kitas vietas, kur žiemą to neįmanoma padaryti, nes labai šalta. Tai vasarą taip pasivažinėjom ir paskui vėl čia grįžom. Tai dabar jau 2 metai kaip venas mūsų yra visiškai tik Ispanijai. Portugalijoje dar per tos 2 metus buvo. Ir netgi jeigu grįžtat namo, tai iš esmės lėktuvų grįžtat, ar ne? Jo, principė netgi kaip ir nėra, va čia kaip paklausai dėl namų, tai kaip mes savo namų ir neturim. Ta bazė, ar vis dar yra bazė, ar nėra, iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad nėra, ten yra dar kažkiek mūsų daiktų, kažkur sandėliuojam kažką, bet iš esmės mūsų bazė yra dabar čia, nes Lietuvoje neturim savo jokio nei būsto, nei kažkokių ten įsipareigojimų, tai viskas iš tikrųjų yra dabar čia. Ten keletas brangių buitinių smulkmenų yra tokių, bet tai iš esmės nemanau, kad ten bazė. Paltai, kailiniai, ten piršnės pas tėvus. Tai ko nereikia čia pietų šalyse. Artėjant pabaigai visada užduoju keletą tokių provokacinių klausimų, galbūt apie žmonių stereotipus, apie tą kelionių būdą ir ar jūs galite juos paneigti ar patvirtinti. Tai vienas, kad kemperių keliauti labai brangu, aišku, nuomot brangu, jums tai neaktualu, nes jūs turite savo, bet kita vertus žmonės apsistoja kempinguose, ten vėlgi gali kainuoti tikrai nemažai kai kuriuose Europos šalyse. Kiek jums tai kainuoja, kaip jūs ieškot nakvynės, nes suprantu, kad kempinguose tikrai nenakvojat. Jo, kempinguose nenakvojam, nebent labai reikia kažkur, nežinau, kažkokių servizo pasidaryti, bet tai tas labai retai būna. O šiaip yra visokių programėlių, appsų, kuriais galima naudotis. Pavyzdžiui, vienas pagrindinis Park4Night, 123 Fuel, labai dažnai mūsų naudojama programėlė, kas iš tikrųjų padeda taupyti pinigus ir turėti komfortišką, saugią ir ramią kelionę bei nakvynės vietą su kemperiu. Tai kitas dalykas, dar priklausomai, kiek tau komforto reikia. Kitas dalykas, kelionė kemperiu gali išbrangti, bet tuo pačiu gali ir labai būti pigi. Jeigu, pavyzdžiui, kemperis, visi kemperiai, jie turi virtuvę. Ir jeigu tu gaminiesi namuose, pavyzdžiui, pietus, pusryčius, kartais išeini pavalgyti į miestą, tai tau kemperis kaip ir sutaupo pinigų, nes tai yra kaip ir nemokama nakvynė ir to pačiu automobilis.
Tai jau tau atvykus, tarkim, į Malagą, tau nereikia viešbučio nuomotis ir nereikia automobilio nuomotis, tu turi viską viename. Ir nereikia įvalgyti į valgyklas. Taip, ir plus turi virtuvę, tai priklausomai nuo žmogaus, ar jis rinksis valgyti kavinėse, ar rinksis gaminti namie. Nes kavinėse, ypač Ispanijoje, tikrai nėra pigu pakankamai papietauti. Na, žmogui apie 15 eurų. Tai taip kasdieną einant, tai tokia gaunasi nemaža suma. O jeigu gaminiesi namuose, tai susitaupo. Tai vėl priklauso nuo žmogaus poreikio ir kokio komforto žmogui reikia. Esame apvažiavę Europą šiais metais, kur kas mažesnių kemperių, bet ne visada jame nakvojam, bet tokiuose šalyse kaip, pavyzdžiui, Šveicarija, tai iš tikrųjų labai praverčia, kur ten viešbučių kainos iš vis yra virš bet kokio stogo, atrodo. Ir taip pat ne kartą per tą laiką nenakvojam kempinguose, net labai sunku suprasti iš tikrųjų kempingų paskirtį. Kartais gali, aišku, iškilt klausimas žmonėms, o tai ką jūs darot su, sakykime, tą kasetę, ar ten dujų pasipildymo, ar elektra, kaip jūs sprendžiate šituos klausimus? Na, tai iš tikrųjų, kaip ir Audrius minėjo, yra tos programėlės Park4Night ir ten yra labai daug sužymėta vietų. Labai populiaru yra Europoje, ypač Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje nemokamas kemperių aikštelės ir ten gali visą atlikti servisą. Tai išsipilti kasetę tualeto, prisipilti vandens, išsileisti vandenį. Kartais tai būna, kaip Malagai, mokama kažkiek ten iki euro tenka susimokėti, bet visi tie būtų įmanomi ir neapsistojant kempinguose. O jeigu apie kempingus, tai vėlgi galbūt tokie žmonės renkasi, kurie gal su vaikais, nes kempinguose yra pramogos ir, daugiau tokios pasistatėjai, išsitrauki kėdės, nes ne visur galima ten, taip sakykime, kemperiauti, išsitraukti kėdės ten ir panašiai. Dar beje, dėl kempingų truputėlį dar pasakysiu tai, kad Europoje taip mes irgi labai retai renkamės kempingus, bet pavyzdžiui, nuvykus į tą patį jau Maroką, tai ten tikrai užsukdavom į kempingus gan dažniau, nes būtent dėl tų pačių visų servizų ir dėl to, kad ten kempingas kainuoja, tiek pat, kiek čia Europoje kažkur paprasčiausiai servizas kainuoja. Tai tada toks ekonominis aspektas visai gaunasi neblogas, nes tu užsuki turi tą jau tokį kaip saugumą ir to pačiu visą tą patį servizą. Tik tiek, kad dar ir ta kempingo teritorija. Bet iš tikrųjų, tai toj pačioj Ispanijoje yra daug vietų, kur gali sustoti tiesiog ant jūros kranto, čia kas nori jūros turėti, arba kažkur ant kalno, o kempingė tu jau būsi aptvertas kažkokiam aptvarėlyje ir tave jau kažkiek tai jau su ta tvora visa riboja, nes yra vieni kemperiai stovi tiesiog laisvai, kiti stovi kemperyje. Taip dar kemperis suteikia tau tą prabangą, kaip sakyčiau, prabangą stovėti ten, pavyzdžiui, prie Atlanto pakrantės tiesiai su vaizdu į jūrą, kur negali joks viešbutis stovėti, ten negali jokie viešbučiai statytis. O tu gali su kemperiu atsistoti, žiūrėti į vandenyną per savo langus ir tai tiesiog irgi tokia prabanga, kurios tiesiog neįkainomoja. Jeigu pradedi skaičiuoti tokias nakvynės, tada supranti, kiek iš tikrųjų daug sutaupai, nes kad ten turbūt pernakvoti ir kažkokį turėti viešbutį, ten turbūt būtų, pasakiškai graži suma, kaip ir Šveicarijoje kažkur su tokiu vaizdu, o tuo tarpu tau su kemperiu nieko nekainuoja. Tikrai taip, tai patys kiek esam važiavę su kemperiu tiek čia Europoje, tiek Australijoje, kur už 10 000 kilometrų nuvažiavom aplink Australiją, tai nakvojom tikrai nuostabiose vietose, ar ant vandenyno kranto, ar po žvaigždėm, Australijos outbacke, kur nieko šalia nėra. Kita vertus, mums tai buvo, kelionės, galbūt savaičių, galbūt ilgiausias mėnesių trukmės, o jums visas gyvenimas. Tai va kitas stereotipas, manau, kur galbūt kai kuriems žiūrovams kyla. Tai, taip, aišku, taip, išvažiuos jie ten tą van life, išvažiuos, paskui visi ten grįžta po kokių 3 mėnesių, 4, ten jums nekilo niekada tokia mintis? Būna visokių dienų, tarpme būna tikrai, kad ypač per šventes visokias, per Kalėdas, Velykas, pasilgsti ir šeimos, ir giminių, ir kartais galvoja, ką aš čia darau, tiesiog čia keliauju, čia gyvenu vane. Tikrai visokių dienų, visokių pamastymų, visokių diskusijų su Audrium būna ir tiesiog taip pagalvoju, bet kažkaip tiesi toliau, nes patinka toks keliavimo būdas. Jo, patys pasirinkom tokį gyvenimo būdą ir šitą stilių.
Tai kažkaip, kaip ir žmonės gyvendami būtuose, irgi tikrai ne kiekvieną dieną su šypsena kelias eina į darbą, taip ir tu kartais paliūdi, bet šiaip bendroji sumoji čia kaip ir Ispanijoje 300 saulėtų dienų, tai turbūt tos 300 dienų yra, kada tu džiaugiesi šito sprendimu ir nenori grįžti ir gyventi taip, kaip gyvenai galbūt lygi šioliai. Dar vienas stereotipas. Nu taip, išvažiuos vanliferiai, baigsis pinigai grįž. Kaip sprendžia šitą, kaip pavyksta uždirbti, kad ir gyvenant Vene? Čia pagrindinis turbūt daugelio klausimas, tai iš kur pinigai. Tai čia kaip ir jau esu kažkur minėjęs, kad vieni galvoja, kad mes be galo turtingi ir galim visą laiką tik keliauti, kiti galvoja, kad mes be galo skurdus, nes gyvenam kemperį ir neturim didelių namų. Tai iš tikrųjų su pinigais, jo, čia yra svarbu išvykstant į tokį gyvenimo būdą, pagalvoti, iš kur tu tos pinigus uždirbsi. Tai pas mus pinigai yra pagrindiniai šaltiniai, tai dabar aš vedu gitaros pamokas, ne tik dabar, bet nuo pat išvykimo iš Lietuvos, ką ir dariau gyvai, tai vyksta gitaros pamokos šiuo metu online, kelias dienas per savaitę, sėdu, groju, turiu mokinius ir taip darbuojamės. Taip pat dabar, kadangi apsistojom jau Ispanijoje šiek tiek ilgiau, tai dar su lietuviška viena kompanija susikolaboravom ir jie mums čia atvarė žiemos mėnesiais į Ispaniją kemperių nuomai. Tai dabar šiek tiek vykdom kemperių nuomus veiklą. Tai va dabar yra mūsų pagrindiniai šaltiniai. Virginija vasarą įsidarbino. Papasakau, kur tu įsidarbinai. Aš įsidarbinau kaip ir restorane, tiesiog gaminti maistą virtuvėje. Tai čia būtų vienas iš tokių kaip vietinis darbas, ką gali tiesiog trumpą laiką padirbti sezono metu ir galbūt kažkur keliauti toliau užsidirbus pinigų. Plius dar gali kalbėti laisviau ispanų kalbą, kas mums irgi yra labai aktualu, nes dirbant tarp ispanakalbių žmonių, tai yra labai lengva tą kalbą perimti. Taip, dabar reikia perlipti save, nes virtuvė kalba tik ispaniškai, tai puikia proga išmokti. O šiaip pajamų šaltinių yra ir, sakykime, jeigu žmogui neturinčiam nieko ir dar tik svajojančiam, tai yra irgi programėlės, yra tokia programėlė Workaway, per kurią galima tiek padirbti, tai galbūt kažkur ten kažkas duos maisto, kažkas apmokės tau kažkiek tai ir panašiai galima ieškotis kažkokių online galbūt darbų. Žinoma, gerai turėti ir kažkokią saugią oro pagalbę, tą finansinę pagalbę, kuri amortizuotų galbūt, nes jeigu vienais mėnesiais galima galbūt vasarą tikrai daugiau kažkur padirbėti ir užsidirbti, bet galbūt ateis kažkurie mėnesiai, kai tada tau reikės kelionėje ar tam gyvenimo etape pinigų, tai kad galėtum pasimti ir nereiktų skolintis iš kažkur tai, kur paskui reiks grąžinti su dideliais kažkokiais procentais. Tai tų visokių galimybių šiaip yra, čia turbūt nuo žmogaus labai asmeniškai. Aš kaip muzikantas, tai galiu eiti netiruoti gatves, dar kažkaip taip neprivertė gyvenimas, tai dar į gatves nei kartą taip ir neišėjau groti, nors turiu viską pasiruošę, žinokit, čia mano yra toks planas B, kaip sakau visada. Yra ir kubas gitarai, bet tas kubas, 3 metai, aš jo taip ir neįsitraukiu, nes aš šiaip su to kubu negroju, bet sakiau, jeigu reiks, aš eisiu į gatves, išdidžiai ir parnešiu solidžią premiją namo. Bet kažkaip taip neprireikia, Tai galbūt kažkas mokės, nežinau, kažką tai nerti, pinti, galima prisidėti savo gaminių prie gyveno, kai sustoja aikštelėse, ateina kiti žmonės, bendrauja ir parodai savo gaminius, kažkas nusiperka. Vieni kemperistai pardavinėja koinės mėgstas. Tiesiog išsidėlioja prie kemperio ir pardavinėja. Virginija beje irgi gamina makramę, pasipasakok. Ir irgi taip pat esi pardavus, net ir dabar čia žvakė iš makramės. Mes Virginija pagamino labai gražius tokius virš priekinio lango pasikabinti ir ypatingai integruotus kemperius, ten labai gražiai atrodo. Be pas mus gale ten irgi, nežinau, dar yra ar nebėra, bet irgi buvo pagamintas toks iš makramės specialus gaminys. Vienas dažnų klausimų kemperių grupėse, tarp tų keliaujančių žmonių galbūt kurie trumpesnį laiką, tokia baimė tų visų galbūt ribojimų, draudimų, ar galima ten nakvoti, ar negalima ir panašiai, o čia dar kalbant apie darbus, apie pardavinėjimą kažką, ar nesusidurėt su kažkokiom problemom, ar galbūt iš anksto tuo pasidomėt, su kažkokia galbūt vietinė teisėsauga ar panašiai, kaip įsivaizduoja galbūt ypač kemperiais mažiau keliavę, kad ten tik pasistatysi to gražioje vietoje, tuo ten prisistatysi
pristatys policija iš vis, kaip šituo tvarkotės. Kartais manau, kad tos problemos tiesiog yra tavo, tiesiog mes galvoj labai prisikariam tų problemų. Nes iš tikrųjų tų problemų nėra tiek, kiek mes prigalvojam. Nes, pavyzdžiui, kaip ir buvo draugai atvykę, mus aplankė ir jie kažkaip apie Maroką, sako, mes norėtumėm keliauti, bet mums labai baisu, ten, sako, ten mums, atrodo, kad jiems ten pult, ten vos ne mašina šardys. Bet kažkaip jos nuraminom, sakom, keliaukit, ten nieko, nėra. Tarsi tiesiog kartais žmonės būna labai iš kažkur prisiklausę iš tų, kurių galbūt net nebuvo ir tada prigazdinti labai ir tada labai bijo, bet aš kažkaip stereotipai palinkėčiau kažkaip nebijoti, nes tikrai visi esam gyvi, niekas mūsų nesuvalgė dar per tiek laiko, per 3 metus ir tiesiog važiuoti, tiesiog patirti. Tikrai nėra taip, kad ateitų ar policija, ar kažkas neteko Ispanijai. Bet dar dėl draudimų ir kitur niekur Europoje irgi, ar Turkija, ar kažkur. Ne, tikrai neteko su to suturti. Bet reikia žinoti tam tikrus niuansus, nes pavyzdžiui, tiek čia Ispanija ir daugelį Europos šalių yra skirti reikia, ar tu parkuojasi tiesiog, tai reiškia prisiparkavai ir gyveni čia savo gyvenimą, atsidaręs galbūt duris, ar tu kempingauji, nes jeigu tu sustosi Ispanijoje ar bet kur Prancūzijai ir čia išsitiesi kilimą, išsitrauksi markizę, išsitrauksi lauko baldus, tai tada policija labai greitai ateis ir tave pakalbins, nes šito negalima, nes kempingauti negalima tam neįrengtose zonose. Na, galbūt būna ten pažymėtas ženklas, tada reiškia, ten galima, bet daugelį vietų viršų tai tiesiog yra negalima to daryti, tai kai kurios niuansus reikia žinoti. Tai Ispanija irgi yra iš tų šalių, kur stovėti, parkuotis gali visur ant jūros kranto, kartais netgi ten, kur būna nesezono metu draudžiama ženklai, bet nesezono metu galima tą daryti, policija važiuoja ir nieko nesako, nes tai yra nesezono metas, žiema. Bet išsitraukti stalelius, kėdės ir daryti kempingą kažkur, kur tau užsinorėjo, tai tikrai negalima ir turbūt važiuojant į vairias šalis apie tai reikia pasidomėti. Pavyzdžiui, Portugalija irgi savo turi tam tikrus ribojimus, ten negali bet kur stovėti, ten jie prašo, kad važiuotum į kempingą ir ten tam tikrų turi visokių tokių irgi draudimų. Arba kad važiuotum tik į specialias aikšteles ir bet panašiai. Turbūt ir jūs ir mes Portugalijoje nakvojom ne kempinge. Jo, tikrai nakvojom ne kempinguose, bet tikrai galiu pasakyti iš savo dėlės, tikrai ne kartą teko miegoti Lidlo aikštelėse, kur yra specialios vietos kemperiams. Tai tas šiek tiek būdavo kvaila, nes šalia yra nuostabus pliažai, viskas, bet kažkiek tai prisibijai tų baudų ir nesinori jų susirinkti. Tai tada tiesiog vakare pervažiai į Lidlo parkingą ir praleidi naktį ten. Kai kam važiavimas toks kemperiu atrodo siaubas, kaip jie taip sunku turėtų būti ir ta mašina nuolat vairuotos ilgus atstumus, ypač kai kas pagalvojęs, kai ten iš Lietuvos važiuoja į kokią Prancūziją per Lenkiją, ten visą, ypač aišku dabar jau keliai šiek tiek geresni Lenkijoje, anksčiau dar kas prisimena, tai ir ilgi atstumai, ta mašina ten didžiulė tokia, o dar pagalvoja, kad tai dar savo turėsit, seną tokį vis tiek automobilį, tai dar ges nuolat. Ar yra tokių sunkumų ir kaip matau vis tiek galiausiai jūs apsistojo dabar ilgesniam laikui būtent Ispanijoje ir čia aplink ir tos jau tokios ilgosios kelionės, ar jos baigėsi, ar jūs pavargot galbūt nuo to vairavimo, ar kaip jūs apie šitą galite pasakyti? Aš manau, mes dabar esame atradę Europoje tokį tašką, kuris mus tenkina ir kuriame norime būti, kadangi, kaip sakau, neturime jokių valdų, kur yra tikrai mūsų namai. Tai kažkaip šitam taške dabar yra labai gera būti ir vėl žiemos mėnesiais kažkur šiauriau negu Andalūzija, nesinori važiuoti, nes tai yra tiesiog elementariai šalta, daug kritulių, sniegai, lietus. Tai Europoje čia yra toks šilčiausias ir vienas geriausių taškų. Yra Viduržemio jūra, yra šalia Atlanto vandenynas, šalia garsusis Caminito del Rey kelias. Už 200 km Sierra Nevados kalnai, kur mes dabar galim nuvažiuoti ir turėsim sniegą ir vieną aukščiausią visam Iberijos pusiasalį slidinėjimo kurortą. Tai iš tikrųjų yra, aš sakau, ideali vieta čia apsistoti ir pabūti ilgiau. O dėl kelionių, tai vėlgi, čia jau Andalūziją mes esam prasukę ne vieną ratą ir gal net ne vieną 10 po Andalūziją, tai kai jau dauguma objektų yra matyti, tada jau kažkaip natūraliai tu nori įsigilinti kai kuriuos miestelius, pasinerti labiau į kažkokias bendruomenės, į to kaimelio gyvenimą, tai būtent dabar daugiau Benalmadenui tą ir darom. Jeigu kažkam iš žiūrovų kyla klausimas, o tai kodėl tada tiesiog neišsinuomoja čia būto?
Na, tai visų pirma, būto nuoma kainuoja pinigus per mėnesį, nesvarbu, ką tu tam būte darai, ar tu tiesiog per dienas nieko nedarai, tai tau reiks mokėti nuomą. Kitas dalykas, žiemą Ispanijoje būtai, jeigu yra su nei pietų orientuotais langais, jie yra gan vėsus ir dėl drėgmės juose būna ganėtinai vėsu, tai tie, kas gyvena kemperiuose, visą laiką atstato priekinius langus į saulės pusę, į pietų pusę ir kemperiai yra tikrai labai šilta, nes dienomis būna daug saulės, jį labai gerai prišildo. Tuo tarpu, kaip sakiau, būtuose gali būti vėsiau ir tada teks šildyti su elektriniais šildytuvais, kas dar padidina ir taip, sakykime, čia didelės būtų nuomas, nes mes reikia dėmesio, mes stovim visai šalia jūros ir būto nuoma šalia jūros, tai net ir žiemą vis tiek kainuoja nemažus pinigus per mėnesį. Šiuo metu maždaug normalaus būsto kaina yra apie tarp 900 tūkstančio. Čia toks būtas, tikrai normalus. Turbūt kieme bus ir bendras namo baseinas. Tiesiog tokios yra kainos šiuo metu čia. Kiek valgo benzino šitas kemperis ir kiek kartų teko jį kažkaip remontuoti ar galbūt net atsisakyti kažkokių planų kažkur važiuoti dėl gedimų? Tai kūro valgo labai nedaug, 2.8 variklis, galingesnė versija ir turim apie iki 8 litrų 100 km. Tai iš tikrųjų nedaug gedimų, neturėjo daug, marokė truputėlį, starterio bendeksą teko pakeisti, bet tai ten meistriukas vietoj pakeitė, tai vietoj bendekso visą starterį pakeitėm, bet tai gera kaina, tai ten apsimokėjo viską padaryti, tai tiesiog po visos kelionės prieš grįžtant į Europą. O šiuo metu turim problemų su vairo kolonėlė, tai dabar ieškau meistrų, kas galėtų čia suremontuoti ir kad nereiktų visos pakeisti, kad galbūt būtų galima kažkaip susiremontuoti. Dar truputėlį tik noriu dėl kaštų paminėti, kad su kemperiu gyvenant vėlgi labai išeina dar ir pigiai, kad ne tik, kad nereikia nuomos mokėti, bet ir tas pats vanduo, ten visi nuotekos daugumoje šitie dalykai irgi nekainuoja, tai praktiškai elektrinė turim ant stogo, tai vėl elektra irgi nekainuoja. Saulės elektrinė, taip. Tai ant kelių metų reikia tik tai atsinaujinti akumuliatorius, talpas, kuriuose laikai tą saulės elektrą sukaupęs ir viskas. Ir gaunasi, kad iš tikrųjų gali atvykti, kur tau patinka į bet kurią pasaulio šalį ir ten gali gyventi. Tai kaip ir net nėra tada jokios prasmės kažką nuomotis, nes vis tiek mes norim kažkur važiuoti, kažkur patirti, kažkokias vietas, kad galų gale ir čia, toj pačioj Benalmadenui, būna atsikeli ir sakom, varom šiandien prie jūros. Nuvažiavom prie jūros, išsimaudėm, papusryčiavom, pabuvom, visą dieną mes buvom prie jūros, bet kartu viską su savim turim. Tas labai duoda tokį komfortą, nes jeigu tu šiaip paliktum automobilį, nuvažiuotum su paprastu automobiliu prie jūros, tai jau pusryčiau tektų grįžti arba eiti kažkur į kavinę. O čia viskas yra su tavim, rūbai persirengt, gali kažką kito, jeigu reikia. Dar minėjai dėl gedimo, ar neteko kažko atsisakyti, ar keisti kelionės planus, tai šiek tiek turėjom Portugalijoje, buvo galinės oro pagalvės mums sugedo, jos net kelis kartus sugedo, tai mums šiek tiek ten tiesiog keitėsi tas kelionės planas, mes negalėjom taip sparčiai judėti, kaip norėjom, nes teko laukti, siuntėm į Lietuvą, teko laukti, tada įdėjus vėl ten, tiesiog ir tada mus užklupo lietus šiaurės Portugalijoje, nes mes per tuos visus laukimus ir sulaukėm to lietingiausio momento ir tada lietus tiek lyjo, kad ten dieną naktį lyja ir lyja. Kiek esam buvę šiaurės Portugalijoje arba Galisijoje, tai lyja. Tai va būtent tas, nes įvažiavom ir dar turėjo būti kelios savaitės labai geros, mes galvom taip ir pasiekti šitą Lisaboną, bet užėjo tie lietus, o ten mes laukiam siuntinio, tada mes vėl siunčiam siuntinį, o tie lietus nerimsta, žodžiu, ir toks buvo netikėtumas. Nes čia Ispanijoje labai retai lyja. Čia ne Ispanijoje, o Andalūzijoje. Taip, Andalūzijoje, taip, teisingai Andalūzijoje. Nes tiesiog Portugalijoje tiek to lietaus buvo ir tas Van Life tada tau pasidaro netoks mielas, kai oras labai blogas. Nes kai tau lyja už to lango, tu tiesiog nes pripratęs, kemperis tau duoda tą dalyką, kad tu iš karto pusiau kaip laukia. Tiesiog išeini ir iš karto gamtoj laukia, eini, kažką darai ir čia tau lyja ir tu toks, negali judėti, esi priverstas šiek tiek, būti viduje ir tada, toks ir psichologinis, tas kaip ir Lietuvoje gyvenančiam žmogui, tas lietus, tas pilkas dangus, mus daro tokiais niūresniais, tai čia lygiai taip pat, nes iš tikrųjų kartais būna ir saulė šviečia, bet mes niekur neinam iš kemperio, bet tiesiog sėdi, kaifuoji, galvoji, kaip fainai, saulė šviečia, geras oras, kažką galbūt skaitai, kažką darai savo rutiną, bet kai lyja lietus, tai pasidaro nebe fainai ta rutina, nes tiesiog
Nu, tu jau supranti, kad tu net ir nelabai čia gali kažkur išeiti, o galų galai ir norisi pajudėti, nes lyja vieną dieną, lyja antrą dieną, trečią ir tu jau jauti, kad tau norisi judesio, kažkur reikia eiti. Tai va, tai toks buvo mūsų, vienas iš tokių rimtesnių galbūt nutikimų. Man tai vienas smagiausių dalykų, kai kemperėje esu, kai audra naktį prasideda taip gerai užmėgti, kai kala lietus ir pučia vėjai. Ir siubuoja visą kemperį, tai kartais gali net pasijusti kaip laive. Tai čia va ypatingai prie Atlanto pakrantėse, prie Tarifos būdavo tokių naktų, kai irgi pučia vėjas, pradeda pūsti ir jis atpučia iš šiltą oro temperatūrą, tas irgi fainai ir toks visas kemperis siubuoja toks kaip laive. Mes stebėjom, Šiaurės Ispanijai, ten aukščiau prie Valencijos stebėjom audroj. Tai nelabai patiko prie pat jūros ir su to audra, su to lietum, nes taip, prie pat jūrą ten ošia viskas, tai toks nejauku, perkūnė, viskas toks, ypač kai visą naktį, tai toks pasijunti, nelabai kaip ir saugiai. Minėjot, kad gavot siuntinių. Kaip tvarkot šitą reikalą? Jūs neturit nuolatinę adreso kažkokio? Ne, adreso neturim, bet tiek Ispanijoje, tiek Portugalijoje savo visus siuntinius galime gauti paštą. Jeigu jie yra siųsti per Lietuvos paštą, tai galime gauti į portugališką ar ispanišką paštą. Arba dar būna specialūs boksai, kur tiesiog tau suteikia laikiną adresą, į kurį tu gali užsisakyti iš to paties Amazono ar kažkokio kito, sakykime, tiekėjo ir tau atsiunčia taip kaip į namus. Bet jie dažniausiai būna papildomai apmokestinti, o paštas šiuo tarpu nieko nekainuoja. Kiek matau lietuvių vanliferių, tai nežinau daugiau, jūs klausiau prieš šitą interviu irgi nežinot, ar ne, bet tokių, kur, ta prasme, nuolat gyventų kaip jūs, bet kiek matau, pavyzdžiui, amerikiečių, kur tai tikrai populiaru, tai dažnai yra kažkoks YouTube kanalas ir po 3 metų pamatai ten we are ending our van life, we sold our van, ir kažką tokio. Kaip jūsų požiūris į ateitį? Na, kol kas turbūt pamatysim, bet aš manau visą laiką šitos laikausi dabar pozicijos, kad turim daryti tai, kas mums patinka ir jeigu mes dabar taip gyvenam, tai nereiškia, kad ir po 10 metų mus čia sutiksit Ispanijai. Mes šiandien tikrai džiaugiamės tuo, galbūt po metų mes būsim kažkur, nežinau, kokioj Korėjai su to pačiu vanu ar gyvensim viešbučiuose, o gal grįšim ir į Lietuvą. Bet tiesiog reikia visą laiką klausyti savo širdies, pasiduoti tai šiek tiek intuicijai. Ir, gerai pagalvojus, pasiklausius, visi ten atsakymai yra. Ir kai jau pajunti, kad noras yra kažką tai daryti, tai tai reikia daryti, nes ir į šitą van gyvenimą irgi būtent iš tų pačių priežasčių perėjom, nes tiesiog labai norėjosi. Negali ir savęs versti, nes tiesiog toks, jeigu tu nesijauti gerai kažką darydamas, nesijauti gerai gyvendamas vane arba kemperyje, tai tiesiog tu gali irgi labai stipriai perdegti tiesiog. Bet šitie dalykai, aš manau, pasimato greičiau, nereikia 4 metų laukti, šitie dalykai išlenda turbūt net ir po kelių savaičių, ar tau toks gyvenimo būdas, keliavimo būdas patinka ir tie dalykai greit labai pasimato. Kokiam žmogui tikrai nerekomenduotumėt būti vanliferiu, nes kiek aš, pavyzdžiui, matau, tai net ir su augintiniais, su vaikais Amerikoje būna tikrai, bet kokia atrodo, bet kokiem vis tik tai žmonėm netinka. Žmogui, kuriam reikia labai daug komforto, nes tikrai gyvenam van life, kiekvieną vakarą karšto vandens nebus. Tokių, tikrai ten dušas apskritai yra toksai pakankamai limituotas kelis kartus per savaitę, nes tiesiog tau reikia vandens, tau reikia tiesiog pasipildyti tas talpas. Arba kitaip teks dažnai užvažiuoti į kempingus, arba į tas vietas, kur tą galima daryti, pasipildyti. Bet šiaip iš tikrųjų aš iš savo patirties, ką aš sutinku žmonės, kurie pradeda keliauti ir čia gal daugiau kalbėkime apie keliautojus renkančius su kemperiu tai daryti. Tai iš tikrųjų labai būtų sunku pasakyti, kam nerekomenduočiau ir kam rekomenduočiau, nes būna labai įdomiai, būna kai kurie žmonės atrodo, jau šitam tai tikrai kemperį net nerekomenduoju ir jau geriau jis tegul skrenda su viskas įskaičiuota. Bet toks žmogus atsėda į kemperį ir sako, gerai, žinai, kaip patiko, kaip fainai pakeliavom. O kitas galvoja toks ir laukinis ir mėgsta kažkur taip ir pasportuoti, bet išlipa iš to kemperio ir sako, kažkaip, žinai, man geriau su būtais. Tai čia, žinokit, labai būna sunku. Čia reikia tiesiog kiekvienam mutuotis ir sakau, kemperis yra toks savotiškas narkotikas, žinokit, yra tokie žmonės, įeini,
į kemperį, pabuvai, kažkur dar išvažiavai kelios dienos ir supranti, va, aš čia noriu pabūti dar. Viskas, šitiem žmonėm kemperis labai tiks ir jeigu jau taip ėjote į kemperį, pabuvot, apsilankėt ir pajutot šitą viduje, tai žinokit, čia yra jums. Jeigu įeina žmonės, kiti pabūna ir sako, nu man čia kažkokia nesąmonė, čia man nėra erdvės, čia man dar kažko trūksta, jo, aš negalėčiau. Tai tada, žinokit, spjaukit šitą reikalą, čia yra visiškai ne jums ir pamirškit. Na taip, dažnai kemperis siejamas su gamta, bet, pavyzdžiui, mes tai dažniausiai iš vis apsistojame miestuose kažkur, kad ir pagrindiniai gatvėje, tai tas toksai, galbūt daug mylėtojų kemperių yra ir gamtos mylėtojų, ir žygeiviai, bet tai, manau, nėra būtinybė. Labai smagu buvo iš pirmų lūpų išgirsti, kaip atrodo tas vanlife'as lietuviškai, nes dažniausiai tai galima tik tai angliškai girdėti. O šitam YouTube kanale Aža kelionės yra ir daugiau interviu su keliautojais. Stengiamės pakalbinti tokius keliautojus, kurie geriausiai įvaldė vienokį ar kitokį įdomų, unikalų galbūt kelionių būdą. Ir tame kelionių būdą yra tikrai asai ir ekspertai. Tai dabar kalbėjome su vanliferiais, o taip pat galite pamatyti ir pokalbį su keliautojais dviračių, kurie apie tai kūrė filmus, ar keliautojų motociklų, kuris parašė knygą apie šitą savo kelionę į Sibirą, tiesiai iš Norvegijos, kur gyvena ir taip toliau. Kviečiu sekti Aža kelionės YouTube kanalą, prenumeruokite, jeigu patiko, spauskit like, daugiau kam parodys ir parekomenduos šituos video.